Sveiki, su šiuo video norėčiau parodyti, kaip vyksta atsiskaitimai tarp mūsų įmonės MB Statome Vilnių ir privačių užsakovų. Tarkim, buvo kažkoks tai projektas, jau paskaičiavom, klientui patiko, pasirašėm sutartį. Taip, užsakovas gavo lokalinę sąmatą, kur iš kairės visi skaičiukai yra, kur daromi darbai pamatų, konstruktyvo ir taip toliau. Tai kai jau pradedam darbus, tai mes iš pradžių pasirašom sutartį, gaunam kažkokį avansą, pažymim, kad tai gavom ir kažkurią dieną buvo pervesta, užklausta, pervesta, na ir gauta į įmonės sąskaitą. Na ir po to, kai vyksta darbai, pažymim mane, kokie darbai padaryti ir mes dažniausiai prašom mokėjimą tik tai po darbų jau padarimo. Mes siunčiam tokią lentelę, kur jau pažymėti užbaigtumai ir pažymėm tai raudonai ir gal apačioj ir viršui atsiranda suma šitą, kurią pereina į lentelę ir kur jau buvo apmokėtas avansas. Čia paprašysim apmokėjimo vėl arba įmonėje, arba į verslo liudijimo sąskaitą, irgi pažymim dieną, už ką prašom mokėti. Nu, žmonės perveda tam tikrą dieną, mes irgi pažymim, kada gavom ir jau kitą lentelę ateis jau su šitom atnaujintom duomenim. Jo, ir kitą kartą mes tada pažymim, kad šitie jau buvo užklausti, mes pažymim vėl juodai kažkokius pakeitimus į vieną ar kitą pusę, jeigu sumažėja kažkokie skaičiai, taip irgi būna, tai pažymim žaliai ir kad prašom apmokėjimą už kažkokius darbus, ten tarkim iš konstruktyvo, rašom kiek procentų, pažymim raudonai ir kitoje lentelėje jūs gaunat jau atnaujintus duomenis ir visada jūs galite vieną lentelę su kitą patikrinti, kas pasikeitė, iš kur atsirado tokios sumos, gal kokie buvo papildomi darbai padaryti ir irgi čia aprašyta, bet visada dažniausiai mes prašom papildomus darbus, aprašom iki darbų pradžios ir sutarėm su klientu, už kokius papildomus darbus mes čia norim toliau gauti mokėjimus. Tai va, ačiū, kad pažiūrėjot viso.